Klaipėda vis labiau atsigręžia į savo upę. Ir tai ne tik graži vizija, pokyčiai Danės pakrantėse vyksta jau dabar. Šalia Klaipėdos baldų bendrovės baigiama įrengti nauja viešoji erdvė. Maždaug 1000 kvadratinių metrų teritorijoje atsiras terasos prie upės, pontoninė krantinė, pėsčiųjų takai, apšvietimas, dviračių stovai ir poilsio vietos. Po parko atidarymo renginio, kuris planuojamas rugpjūčio 26, 14:30, jo dalyviai galės apsilankyti ekskursijoje po Klaipėdos baldų gamyklą. Vietų skaičius joje yra ribotas, dėl to būtina išankstinė registracija, skelbia Vakarų Ekspresas. Tačiau tai tik viena didesnė pokyčio dalis. Kitoje Danės pusėje, tarp Artojo gatvės tęsinio ir buvusio Union fabriko sandėlių, planuojama atnaujinti 81 metro ilgio krantinės atkarpą. Senosios krantinės čia statytos dar praėjusio amžiaus 80-ojo dešimtmečio pradžioje ir šiandien jau reikalauja kapitalinio remonto. Planuojama jas sustiprinti, įrengiant plūduriuojančius pontonus mažiesiems laivams, o palei upę numatytas ir pėsčiųjų bei dviračių takas. Vietoje uždarų, pramoninių teritorijų atsiranda viešosios erdvės, takai, poilsio vietos ir galimybė prie Danės ne tik praeiti, bet ir sustoti. Galbūt būtent taip ir gimsta tikrasis Klaipėdos miestas prie upės. Ačiū, kad esate kartu su Klaipėda TV.